Sveiki sugrįžę. Įspūdingą sezoną Eurolygoje surengęs Kauno Žalgiris dramatiškai krito po pratęsimo ir baigė savo žygį prestižinėme turnyre. Stambulo Fenerbahčės vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius sako, kad žalgiriečiai nusipelnė būti finalo ketverte, o kauniečių krepšininkai dėkojo fanams už įspūdingiausią atmosferą. Lieka daugiau nei 5 sekundės, turkai pralaimi 2 taškais, bet šitai Baldvinas išplėšia pratęsimą. Tai buvo dar viena drama atkrintamųjų serijoje, kur nugalėtojas sprendžiasi pačioje mačo pabaigoje. Per likusį pagrindinį laiką šeimininkams nepavyksta pasižymėti ir ekipos keliauja į pratęsimą. Jį efektingų dėjimu pradeda šeimininkai. Bet į Raito skrydį svečiai atsako spurtų 8-0 ir sužaidžia geriausią atkarpą per papildomas 5 minutės. Net ir super sudėtingoje situacijoje šeimininkai grįžta į mačą, kai skirtumas tik 2 taškai, šitaip Francisko prameta tritaškį galėjusi persverti rezultatą. Paskutinės žalgiriečių atakos nepavyksta ir tenka pralaimėjimų užbaigti Eurolygos sezoną 90-94. Serija iki 3 pergalių Jasikevičiaus ekipa laimi 3-1. Labas runkeliai, miegot laikas. Myliu. Baby. It's special. Tai ypatinga, daug blogiau laimėti prie Žalgirį, nes aš myliu šią komandą, myliu trenerį, jis kaip šeimos narys man. Labai sunku po šito pralaimėjimo kažką čia daug analizuoti, daug šnekėti, bet tikrai didžiuojasi komanda, kiekvienai žaidėjas. Tikrai didelis ačiū jiem, jų šeimos nariam, kurie palaikė juos visus, nes jie tikrai šeimos nariai labiausiai palaikios. Vertindamas visą sezoną, Masiulis pabrėžė komandos augimą ir bendrą visų indėlį. Tų karštų labai sunku kažką šnekėti, čia žinot, ir po to nenoriu prisišnekėti per daug. Taip, kad tikrai visi gavom kažkiek patirties, kad pasiruošti ir daugiau vėlgi tas fiziškumas tikrai. Mes atrodo ir šnekėjom, kad bus visai kas kita, bet tikrai pirmas 2 rungtynės mes buvom tokiam lengvam šoke, kas čia vyksta. Įspūdingai, tikrai kas liečia ir trečiadienį, ką parodė žiūrovai, tai nežinau, pasauliniu lygiu turbūt sunku būtų surasti tokią atmosferą. Tikrai daug žinau ir žaidėjų, ir darbuotojų komandose ar Eurolygoje, tie patys teisėjai man tikrai yra ne kartą irgi sakė, kad tam tikri žmonės, kad jam šitas arena yra įspūdingiausia. Anot Masiulio, Francisko serijoje paliko visą širdį ir nepaisant sudėtingų sąlygų demonstravo didelį progresą. Jisai paliko visą širdį, tikrai atidavė viską, ką gali. Šiandien irgi rungtynės ir šitą seriją jam labai sunkiai buvo, bet manau, kaip žaidėjas jis tikrai patobulėjo, nes pamatė, jis daug aukojosi dėl komandos ir daug sprendimų priiminėjo, nes matė, kad dengė tikrai daug žmonių jį ir bandė stabdyti ir puolime, ir gynybų jį atakavo visais įmanomais būdais, bet jis vis tiek kovėsi iki galo, atlaikė ir kaip minėjau, skaudu visiems. Pusfinalyje Fenerbahčė susikaus su Pirėjo Olympiakos, o kitame pusfinalyje Madrido Realas su Martynu Pociumi dar laukia būsimo varžovo. Mat Valencija išvykoje išplėšė 5-asias serijos rungtynes prieš Atėnų Panathinaikos ir dabar serijoje lygų 2-2. Atsižvelgiant į tai, kaip sekas ir sostinės klubai, iš vis palaikot pulsą, nes rytoj finalas? Lietuvoje yra tik viena komanda.